va, sėdim. Ateikit dalyti, ar čia? Ateik, dalį, nebijok. Nebijau tiesiog. Nebijau, aš turiu 2 draugės, kurios kiekvieną trečiadienį va, Tiesiog abidvi, naudinga, įdomu. jos kaimynės ateina, abidvi draugauja, produktus vartoja. Nu, o kaip jūs pasakokit, kaip jums sekasi visiems ir kokių mes šiandien turėsim atsiliepimų? Žinau, Linutė sakė, kad jos partnerė pasidalins. Sakė vardą iš A raidės, palaukit. Agnė. Agnytė. Tai galiu jungti, jau jungsiu įrašą, gerai, galėsit pasidalinti, ar ne? Gerai. Gerai, labai malonu, tada toj paleidžiam įrašą, kad kiti išgirstų. Taip. Recording in progress. Sveiki, sveiki. Šiandien pas mus vėl šventė. Vėl mėnesio galas ir mes turim atsiliepimų vakarą. Tai būtent Yes Global kompanijos produktus, kai kurie vartoja trumpiau, kai kurie ilgiau, bet kiekvienas žmogus turi savo pojūčius ir savo siekiamybę, ko jie tikisi iš tų produktų, ne? Vieni tikisi kažkokio stebuklo, o kiti džiaugiasi, kad, pavyzdžiui, miegas susitvarkė ar žarnynas susitvarkė. Tai mes šiandieną turim atsiliepimą iš Agnės. Ir Agnytė, junkis mikrofoną ir žodis tau. Labas vakaras, girdit mane? Girdim, labai gerai girdim. Taip, tai aš nuo jaunystės turiu problemų su riešais. Turėjau tiek sausgyslių, tiek sąnarių uždegimų. Ir kadangi dirbu sandėlyje, pakuoju prekes, tai kaip man daktarai nustatė, kad čia yra darbo liga, aš kas pusę metų lankausi fizioterapijoje ištisai vaistai nuo skausmo ir man pasiūlė būtent pagerti Yes Global liną ir pagėrus Sunrise ir Flexą. Aš metus G-Flexą taip nuo sąnarių ir metai laiko aš nebuvau nei pas daktarus, nei fizioterapijai. Ir kaip tik turėjau įvykį, kad praeitą savaitgalį ėjau išdžiauti skalbinius ir tiesiog bandžiau pakratyti ir tiek riešas sudegė, kad aš jo negalėjau pajudinti. Tai iškart paėmiau Sunrise ir G-Flexo ir po 3 dienų aš rankas lankščiau, skausmas dingo ir tiesiog buvo fantastika, negalėjau pati patikėti, kad nereikėjo nei nuo skausmo aš gerti nieko. Tiesiog užteko šių 2. Tai labai džiaugiuosi tikrai. O Agnytė, kiek jūs laiko vartojot produktą, kai jau pajautėt rezultatą, kiek jums užtruko laiko? Mėnesį. Rimtai? O, labai. O Kolongardo Sunseto nevartojot dar? Aš vartojau. Visą trikampę nevartojot? Visą trikampę vartojau. Jo, nes aš visą laiką rekomenduoju pavartoti trikampį ir tada daug greitesnis rezultatas, nes apsivalo organizmas ir tada pajungti ar tai Flexą, ar tai vyrišką, ar tai moterišką produktą. Nu, labai ačiū. Aš pirmąjį pradėjau nuo Kolongardo, tada prisijungiam Sunrise ir Sunsetą ir sunaudojus viską tada. Labai ačiū, Agnė. O kaip jūs galvojat, verta dalintis apie šitą produktą kitiems žmonėms? Tikrai taip. Tikrai taip. Tikrai veikia. Kad ne visi pasitikė. Mums reikia tų, kurie pasitikė, ne? Kuriems, kaip aš sakau, kuriems reikia išgirsti, tie ir išgirs ir pradės vartoti. O kuriems reikia vaikščioti su skausmais, jie ir toliau taip vaikščios, ane? Taip. Gerai, Agne, labai jums ačiū. Kitą kartą lauksim dar. Aš kaip sakau, jūs galite ir apie save pasakoti ir pasakoti apie savo aplinkos žmonės. Ar tai bus partneriai, ar tai draugai. Tikrai, jeigu jie patys neprisijungia, mums visada malonu išgirsti iš kiekvieno tiesiogiai. Tai va. Labai ačiū. Dar galiu parekomenduoti vitaminą C taip pat vaikučiams savo, nes turiu 2 vaikučius. Ir jeigu tik peršala, tai vitaminas C labai palengvino, tikrai nereikėjo net pas daktarus kreiptis. Labai džiaugiuosi. Kas probio C, taip?
Taip, probiocija, taip. Mhm. Taip, Labai mums rekomendavo trečdalį, tai mes taip ir darėm, tai tikrai O kiek metukų labai- vaikučiams? 11 ir 7. Mhm. Labai smagu girdėti. Ir vaikam turbūt smagiau, kai neiškankina ir tos temperatūros visokios ir viskas jie, nu tikrai, nes Taip, taip. peršalimai tie vaikam, tai gerklė, tai temperatūra, tada nevalgo, vaikas nusilpsta. Labai Taip, taip. smagu. Ir Jo, aš buvau nusistebėjus, kad temperatūra dingo po paros laiko. taip, jo, būtent su probiotiku. Ir kada jau vyksta procesas ir jaučiat, kad serga, tai netgi galima padidintą dozę duoti. Nes O jaunesniem vaikam galima duoti? visiems vaikams probiotiką galima, visiems vaikams. Jo. Tik tai mažesnė dozė jo. Taip, taip, pagal svorį, pagal. Pagal svorį. Jo, Tai nes, o širdininkas mano proanūkas. nu, gerai, tada Agnyte, labai ačiū. Tada dabar kas dar sekantis? Sveiki, aš labai noriu. Spirgėjau praeitą savaitę 2 naujais rezultatais. Tai Nu, Zitute, klausom, tik tuo aš dabar noriu padaryti, kad tave matyt, va, dabar mes. iš tikrųjų, tai manęs nereikia gal matyti. Mačiau, kad prisijungusi mano dukra, tai aš ją noriu, kad jinai ir pasakytų savo rezultatą. Raminta, pasijung. Sveiki, girdit mane? Girdim, Raminta. bet ar matom? Dabar, žinokit, neįsijungus, vaizdelis nekoks, sakau, kadangi mama augina vaiką, tai jinai galvos nelabai plauna, tai ir atrodo ne taip. Nu, nesvarbu. Tai Nesvarbu. vaizdelis nesvarbu. toks, žinokit. Visi suprantam, auginom vaikus ir Mes žinom. suprantam, kadangi mes pačios auginom vaikus, Taip, tai pačios taip. tokios buvom. Raminta, klausom jūsų, bet labai būtų smagu matyti, bet jeigu neišeina, nu nors girdėsim. Tai vat, tai iš tikrųjų noriu prisidėti prie prieš tai šnekėjusios pašnekovės, nes dabar auginu, kaip sakant, naujagimį, nu jau dabar jau nebe naujagimis, jau jai 8 mėnesiai. Tai vat, ir mums taip nutiko, kad vat, išėjom į baseiną ir su drauge abidvi. Ir sekančią dieną jos mergaitė jau pasigauna peršalimą. Maniškiai irgi čiaudi, ašaroja akys. Žinau, kad galvoju, nu ką čia dabar daryti, vitamino C į gertuvėlę. Aišku, mažesnė dozė, tikrai jinai visos tos dozės neišgėrė, kelis kartus per dieną, po biškį, žinokit, sekančią dieną nieko. O mano draugės, tai RSV virusas buvo nustatytas, tai čia yra tas toksai pavojingas, ypatingai naujagimiams ir, žodžiu, kaip sakyt, džiaugiausi, kad nereikėjo, iš vis, kaip sakyt, nereikėjo susirgti. Mhm. O tai draugė ar žinojo, ką jūs davėt savo dukrytei, nenorėjo? Aš esu jai minėjau šitą dalyką, bet jinai nedavė kartu. Mhm. Ir sirgo turbūt, persirgo, ne tas. Jo, sirgo ir su temperatūra buvo, ir kaip sakyti, ir apetitas buvo. Nu, džiaugiasi, sako, kad ligoninės neprireikia, nes su šitu virusu dažnai būna, kad neprakvėpuoja vaikai. Tai va, tai net iki ligoninės, nes deguonies trūkumas būna. Tai, bet, nu, sakė, džiaugiasi, kad viskas kaip ir neblogai. Nu, aš jai sakau, kad, žinok, aš tai vitamino C gėriau. Paniškiai savo daviau ir, va, jokių Labai problemų, smagu. neužsikabinom. Labai smagu girdėti. Bet tai dar kartą visiems toks kaip pavyzdys, kad reikia čia ir dabar ir duoti iš karto ir rezultatas reiškia, tie probiotikai tą uždegimą iš karto užgesina. O čia kartą į dieną ar dažniau? Jeigu, žinokit, jau yra problema, tai galima, aš, pavyzdžiui, vat, nu paskui dar papasakosiu. Raminta, kuo dar galit pasidalinti? Gal pati vartojate produktus? Aš pati vartoju, dabar šiuo metu mes geriam trikampį. Šiaip mano vyras labai mėgsta miegą, miego šitas pastilės. Pancetą, ne? Prieš miegą jo ypatingai, kai pasportuoja, kada yra labiau pavargęs, tai iš tikrųjų miegas gilesnis, kokybiškesnis. Pati naudoju irgi visą tą trikampį, tai turbūt stipriausias, kas daugiausiai to poveikio duoda, tai kolongardas. Ir dabar realiai galvoju per 3 mėnesius, na aišku, su sportu, mityba, 8 kilogramus numečiau. Oho, tai labai gerai.
labai gerai. Nu, po nėštumo buvo, reikėjo mest. Nu taip, bet paprastai po nėštumo priauga merginos. Arba lieka tas, kas buvo. Nu, tai tai aš kaip sakyt, stengiuosi, kad nebūtų. Nu, Aišku, sakau, šaunuolė, čia ne viskas, prisižiūrit. bet tikiuosi, kad ir toliau kris. Tai ar džiaugiatės, kad mamytė pasiūlė tokius gerus produktus? Nu, taip, žinoma. Nu va, mamytė sėdi patenkinta, kad dukrytei tinka, ne? Nes, kai sako, tėvai laimingi, kada vaikai laimingi. Tai labai ačiū, Raminta. Tikiuosi ir toliau sveikatinsite, saukite, tvirtėkite Dėkui. ir ką, auginkite pamainą mamytei. Zitute, ačiū tau, kad iškvietei Ramintą. Ką dar papasakosi mums? Aš dar labai noriu paklausti, gal yra Erika prisijungusi, jinai praeitą savaitę pasirašė sutartį ir pasiėmė trikampį. Tai vat mes truputėlį kalbėjom, gal yra Erika prisijungus, tai tiesiog pasakytų savo įžvalgas. Erika, esate? Erika, atsiliepkit, bet nematau Erikos. Mes praeitą savaitę po Šalčiaus paskaitos pasirašėm sutartėlę ir pasiėmė trikampį. Tai sakė, puikiai produktas veikia. Sakė, visiems drąsiai galiu sakyti, kad produktas veikia. Tai galvoju, kad jinai pati pasakys, nes iš tikrųjų tai yra smagiausia, kai žmonės tą sako, kad mes naudojam, mes gaunam rezultatus. Tai atrodo, taip turi būti, ar ne, bet kai mūsų žmonės gauna rezultatus, tuo labai labai ir džiaugiamės. Tai praeitą savaitę spirgėjau, kad mano anūkytė nesusirgo, pasveiko, ta prasme jau buvo tas kabliukas. Tai labai džiaugiamės, iš tikrųjų be galo džiaugiuosi savo mamos rezultatu. Praeitą savaitę turbūt pasakojau, nes mano mama turėjo širdies nepakankamumą. Jai 82 metai ir mes dabar tvarkom spec poreikius ir lankomės pas gydytoją. Ir pas širdies gydytoją, pas kardiologą pasidarėm tyrimus, padarė echoskopą, padarė širdies nepakankamumo tyrimą ir žinokit, nėra jo. Yra viskas normoje. Įsivaizduojat, manęs klausė, tai nuo kokio produkto? Tai kuris čia sako, taip veikia? Sakau, mamyt, sakau, veikia visi. Jinai daugiausiai gal valgo Kolongardą ir Sunrise. Sunseto jinai naudoja, tikrai mažai. Sako, aš miegu gerai, man jo kaip ir nelabai reikia. Tai tai 7 mėnesiai gal mama geria produktus, bet tikrai ne pastoviai ir tikrai ne kasdien. Tai tai labai labai džiaugiausi mamos to rezultatų, nes, iš tikrųjų, tai labai, labai rimta. O kiek mamytė metų? 82, nes mes prieš 2 metus buvom pas gydytoją ir jisai tikrai tas širdies nepakankamumas buvo patvirtintas. Ir dabar tai yra norma. Tai, žinokit, aš labai labai laiminga ir labai džiaugiuosi. Tikrai. Kai mes vaikai norim tėvus kuo ilgiau matyti gyvus ir sveikus, tai čia nuostabu tikrai. Gerai, ačiū labai, Zitute. Kas dar galėsit pasisakyti? Čia mūsų šiandien nemažai prisijungusių. Kas dar? Kalbėkit, partneriai, dalinkitės ar savo atsiliepimu, ar partnerių, ar klientų, ar šeimos narių, už tai, kad kiekvienas jūsų atsiliepimas, žinokite, yra padrąsinimas kitam žmogui, kuris abejoja. Tai va. Tai kas dar norit pasisakyti? Aš matau Ramutę Rimkienę prisijungusi, žinau, kad jinai irgi turi superinius rezultatus. Ramutė, prisijunk, įsijunk mikrofoną, tikrai tu turi ir vyro fantastiškus rezultatus. Pasidalink. Ramutė, laukiam jūsų. Ramutė, kuri čia bus Ramutė? Ta Ramutė nepasiruošus pokalbiams. Žinokit, jeigu taip nuo dūšiaus, tai netikėjau, kad mano vyras galėtų imti ir gerti, bet žinokit, gėrė, bet dar pasakysiu vieną dalyką.
būtų baisiai gerai, kad tą galėčiau, šiandien ieškau ir neturiu nuo miego jau nei vienos kapsulytės. Rupūžėliais labai skanios ir labai geros. Tai kaip čia Ramutė nepasirūpinot į priekį, nu, nepasiskaičiavot? Ieškau, da, padėjau vakar, sakiau, jau jam kiek sasytų išgėrė? 4? Ką? Žinokit, nemiegoju 3 naktis jisai. Nu ir aš jam daviau vienu žodžiu pačiauk. Sakau, davai, pačiauk, matysi skaniaus. Tai vieną, žinau, gerai miegojau. Kitą vakar padėjau, sakau, jau jeigu kartais jau neužmigsi, nu tai ateik pasimsi. Šiandien klausiu, galvau, gal paliko jisai čia, žinai, ant to židinio. Ne, sako, aš išgėriau. Bet Ramutė, Stasys, tai gėrė vaistus stiprius raminančiusius, taip? Jo. Gėrė, ta prasme, stiprius raminančius vaistus ir vat jam suveikė ir mūsų, ir gal nereikės. Tikrai jisai gėrės labai daug vaistų, jau tikrai visokių. Ir žinokit, aš netikėjau tuo stebuklu. Tikrai. Šitai labai stipriai suveikė. Bet dar noriu biškį papildyti tai, ką jūs kalbate, merginos. Aš girdžiu vis nuo miego. Jūs supraskit, mūsų Sunsetas, jis ne tik nuo miego. Jo. Jisai tvarko visą nervų sistemą. Nervų sistemą, taip. Ir kitas žmogus sako, aš gerai miegu, bet jisai būna dienos metu irzlus, nervuotas, skuba. Jisai, aišku, grįžta vakare, atsijungia, jisai miega, bet jisai nepailsi. Sunsetas ką daro? Jisai per naktį nuramina visą kūną, protą. Mergaitė, šią naktį nemiegausiu. Atvežkit į Alytų, atvežkit vaistų. Vaistų. Nu, va, matot, kas darosi. Tai dar papildyt galiu, ką toliau Sunsetas. Palaipsniui jūsų organizmas pripras užmigti. Tiesiog jisai ateis vakaras ir jūs tiesiog žinosit, kad reikia užmigti. Ir ateis diena, kai to produkto kaip ir nereikės. Jau jūs galėsit tik tai išskirtiniu atveju, pavyzdžiui, kada labai jaučia nuovargį ar stresą žmogus, tada galima gerti ir jį galima ir dieną išgerti. Nes jisai visą, kada stresinė situacija, jisai ramina tiesiog. Pasišukuoti, Ramutė, kaip atrodai, pažiūrėk. Labai graži, Ramutė, labai graži. O Ramutė, o jūs pati ką geriat? Pasidalinkit apie save. Nu, kad aš pagal visą ką, tai jeigu man nereikia niekur važiuoti, niekur eiti nereikia, tai Kalangardą geriu, nes Kalangardas mane labai stipriai veikia. Žinau, kad jeigu man reikia važiuoti kur nors, tai aš iki 10-11 valandos neišeinu iš tualeto. Tai gal per didelę dozę geriat? Aš tai nemėgsiu tepo pusę, aš po visą geriu. Bet... Čia jau mano charakteriu. Bet nieko, laiks nuo laiko ir žinau, kad geriu visą trijulę geriu. Aš, ką žinau, man gerai ir žinau, ką, ir geriu nuo šitą, blemba, niekai pavadinimų neatsimenu. Jotfleksą, Ramutė, tu geri. Jo, fleksą tai geriu, kaip buvo, mėnesį laiko pagėriau, praėjau ir aš žinau, kad tiesiog ir pamiršau. Zita nepriminima, kad reikia nusipirkti. Jo. Jūs turit nuosavą konsultantę, kuri turi pasirūpinti, kad jums priminta, ne? Ir žinokit, ir paskui ant tiek, susinervavau juodai.
Pradėjo vėl skaudėti nugarą baisiausiai, tai dabar kiek, 2 mėnesiai jau geriu. Tai sakiau, 1,5 metų gersiu. Pažiūrėsiu, kaip Jo, čia. refleksą reikia, jeigu nugaros problemų būna, biškį ilgiau reikia pagerti, nu, jo, ką nors. Žinokit, pas mane yra 2 slanksteliai jau nuo seniai. Bet va Teko buvo, nežinau, ar jūs girdėjot, Romutė, buvo čia mūsų vienos partnerės atsiliepimas, kad jinai 1,5 metų iš karto 4 sakė, aš išgeriu ryte, aš nesterliuoju, tai žinokit, net išvaržos dingo pas ją. Iškart 4 ryte. Jo, aš irgi geriu 4 iš karto ryte. Jo, aš Dieve vargstu taip ryte vakare. Tai čia anoks čia vargas, kitiem patinka. Bet aš jas iš vis net išimu iš tų, jeigu neskubu namie, tai aš išimu iš tų kapsulyčių, tik miltukus į kokį kokteiliuką įsidedu ir ryte aš visas 4. Jie neištirpsta. Nebūtinai ištirpsta, ten jos natūralios, bet kadangi viduj miltukas, tai aš Bet žinokit, su papildais yra taip, kad kiekvienas papildas įsisavina tam tikroje vietoje ir ta kapsulytė padaryta nebe reikalo, kad jinai būtų graži. Bet ta kapsulytė yra padaryta tam, kad tas papildas nukeliautų ten, kur vyksta pagrindinis papildų įsisavinimas. Tai mūsų žarnyną, tik dabar nepasakysiu, ar storai, ar plonai. Ir ta kapsulytė būtina tam, kad tie miltukai saugiai patektų ten, kur jie turi įsisavinti. Ačiū, kad pasakėte. Šitą teoriją, tai aš žinau iš praeitos kompanijos ir tikrai mes, Nežinojau, gerai pasitaisysiu, neišimsiu. Reiškia, aš gerai geriu. Šaunuolė. Gerai, mergaitės, gerai. Tai gerai, labai ačiū, tada sveikatinkitės, toliau lauksim dar geresnių atsiliepimų, vis geriau ir geriau kiekvieną dieną, ne? Gerai, ačiū, Romutė. Ar bus dar kas pasisakančio? Gal gali kita Romutė pasisakyti. Čia Romutė šiandien žiūri. Oi, Romutė, gali. Aš dar galvojau, kad tu gal ateisi gyvai šiandieną. Jo, svarsčiau, bet visiems prisijungiau. Sveikos merginos, jo trupučiuką pasidalinsiu. Ir anksčiau sakiau, bet buvau pamiršusi vieną dalyką pasakyti. Dėl, kaip pasakyti, vartojau 3 mėnesius, paskui pertrauką padariau tos visus 3 Kolangardą, Sunrise ir Sunsetą, paskui pertrauką, o dabar visą tą laiką pagal poreikį. O Sunrise ryte ir moteriškinį, kiekvieną rytą vartoju, jau metai. Tai kokie pastebėjimai, tikrai pamiršau, kada tai, natūraliai gavosi, kad tos bėdos tiesiog pasitraukė, negaliu pasakyti po kiek laiko. Anksčiau aš išgerdavau vandens ir žiūrėkit, po 5 minučių jau bėgi į tualetą. Ir pradėjau visiems skųstis, sakau, o kas yra, kodėl mano organizmas nepasisavina vandens? Tiesiog. Tai pastebėjau, kad šitas dalykas dingo. Aš galiu gerti, bet nebereikia po kiekvienos stiklinės bėgti į tualetą. Kaip tu galvoji, Romutė, ar čia tau nuo moteriško, ar, aišku, suprantu visas trikampis, bet moteriškai irgi geriau, nesakei? Jo, moteriška su Sunrise. O kas padeda, žinokit, aš negaliu pasakyti, bet žinau, kad tos bėdos nėra. Supratau. Jo, tai ir kada jinai dingo, irgi kažkaip, jeigu taip, gal po 1,5 metų, galima taip pasakyti, taip, maždaug pradėjau gerai jaustis, ne? Ir paskui anksčiau, kad ir jau ne jauniklė, gal pasikartosiu, bet, taip, širdis skaudėdavo, norėdavau sausainį 1, 2, 3 suvalgyti, kaip skanu būdavo. Bet žinodavau visada, kad ant ryto man kažkoks pogelis iššoks. Galvoju, tu kada nors subręsi, aš nesubręsiu. Taip, juokdavausi. Pasirodo, kaip paskui dariau tokias išvadas. Gal čia tiesiog, kraują reikėtų valyti.
Dabar mergaitės, aš nežinau, kas yra, aš parsinešu gabaliuką, bet man mažai gabaliuką. Aš kertu visą Kuršėnų vyniotinį, kiek ten 400 ar kiek, vienu ūpu. Ir paskui galvoju, na, žiūrėsim, kaip ryte bus ar nebus, nuo pusės kilogramo jo. Žinokit, manęs nebeberia. Nu, aš nevalgau kiekvieną dieną po pusę kilogramo, bet manęs jau nebeberia. Romute, bet tai jau kai suvalgai tiek vyniotinio, ar išgeri vakare kolongardo? Jo, taip, apsidraudžiu. Taip, Jo. pusę pakelio apsidraudžiu, taip. Aš Ir mano irgi taip draugė darau, yra- jau jeigu sugriešinu kokiu pirago, tai jau geriu kolongardą. Ir mano draugė yra trenerė, jinai taip pat irgi vartoja, irgi pastebėjo, sako, nu kažkaip, nu anksčiau, nu taip ir negali, tai duonos kažko pavalgyti. Sako, o dabar aš galiu pasimėgauti va tuo, nu tokiu maistu ir man neskauda nei skrandis ir viskas tvarkoj. Sak, netgi privalgiau duonas keptos, sak, bet kolongardą išgėriau. Ir sak, ir jinai va tokia džiaugiasi, nu kažkaip tai nėra va tos tokios stiprios reakcijos. Na va, kas liečia kolongardą, jo. O atsiliepimų daug. Ai, viena moteris visai neseniai. Sako, jinai praktiškai visą gyvenimą labai retai, kada, nu, eidavo į tualetą, turėjo problemų. Kiek sako, ko aš tik neišbandžiau. Ir jinai tokia pikta ant visų produktų, vaistų, papildų, čia reklama, čia dar kažkas. Na, bet taip išėjo, kad mes mainais padarėm. Jinai man davė kai ką ir aš jai, nu gerai sako, už tai duok, žinai, man kolongardą. Tai žinokit, užteko kelių dienų, aš po savaitės susitikau ją. Sako, aš labai tvarkingai kiekvieną dieną išeinu, bet jau rami, nebepikta, nebepykstant nieko. Sakė, kiekvieną dieną jai nėra, taip kad, nu, pavyzdžiui, kaip man ten į dieną po 5 kartus buvo pradžioj. Sak, tvarkingai kiekvieną rytą, bet sak, aš jau dabar geriu po cielą, sak, žiūrėsiu, kaip yra. Na va, netgi jau moteris, nu, suaugusi yra. Ir jai viso gyvenimo bėdos buvo sunkumai. Ir laiminga yra dabar, kad žarnynas. Dar pagertų sunsetą, tai iš vis pasišokinėdama bėgtų. Jo, na, nu jeigu prisiminsiu, gal dar kažką pasakysiu, bet vat ką šiuo metu Gerai, prisimenu. labai ačiū. Aš labai Ačiū. džiaugiuosi dėl tavęs, Romute, tu visą laiką drąsiai eini dalintis. Nu, Zita, dar tu nori kažką pasakyti? Aš įsijungiau mikrofoną, nes matau, kad Gražina yra prisijungusi. Nu, Kupišky labai daug rezultatų. Gražinute, pasidalink truputėlį savo komandos, savo grupės, savo asmeniniais rezultatais. Labą vakarą. Iš tikrųjų, kameros nejungsiu, nes tvarkausi virtuviai. tai šiek tiek dirbu. Tai ką noriu pasakyti, iš tikrųjų, tai klausau jūsų tikrai labai geri atsiliepimai. Mano komanda irgi yra žmonės, kurie labai džiaugiasi trikampiu. Yra moteris, kuri iš tikrųjų yra turinti depresiją. Ir jinai kažkaip, sako, galvoju, pabandysiu tavo čia tuos reklamuotus produktus. Žodžiu, užsiregistravo, nusipirko, pradėjo vartoti ir aš jai skambinu. Pirmiausia, susirašym, sakau, kaip tau sekasi, po kelių dienų. Jis sako, viskas labai gerai, šiaip tai nieko labai nejaučiu, žinai, nuo šitų produktų. Bet paskui jinai man sako, žinai ką, bet aš prieš tai buvau labai labai jautri. Tiesiog, jeigu ar kokį žodį pasakysi, iškart verkia. O žentas mūsų dirba kartu su ta moterim, vienam darbe ir jis sako, žinok, Inesa, tai jinai labai labai jautri moteris. Tu negali nieko jai pasakyti, nes labai verkia greitai. Ir jinai man paskui sako, bet įsivaizduoji, Gražina, man tai nuo šitų produktų, ypatingai turbūt, kad nuo Sunset, aš taip galvoju, aišku, tai kad nereikia depresijai vaistų, dabar ir negeria jį iš tikrųjų. Ir sakė, gerai jaučiuosi ir dabar man ką sako, aš, neimu į galvą. O. Jo, ir sako, dabar, žinai, man tu užsakyk daugiau, dabar kai buvo akcija, ar ne, tai kolongardui, tai moteris pasiėmė netgi 3 rinkiniukus, nes ir vaikam irgi pasidalino, žodžiu,
labai džiaugiasi. Labai džiaugiasi produktais ir nu, tiesiog ir vartoja. Ir sakau, vat, ir savo šeimai kaip tik tai nu, vat, rekomenduoja. Aš pati ką naudoju, tai naudoju, aišku, dabar tai Kalangardą, naudoju Sunrise'ą ryte, nes važiuoju į darbą labai anksti ryte ir aš visą laiką išgeriu ryte pusę paketėlio. Ir grįžus namo, žinokit, nenoriu miego, nes aš 4 keliuosi po 4. Tai labai anksti. Ir, žodžiu, kai grįžtu namo, aš visai nenoriu miego. Ir galvoju, tik nesuprantu, kodėl čia aš dabar negalėčiau pamiegoti, nors reikėtų. Bet tai, kaip pasižiūrėjau ir dar kartą pasiskaičiau ir atsiliepimus, pasiklausiau rusų labai iš tikrųjų, rusakalbių, labai irgi geri atsiliepimai ir mokymai, tai supratau, kad čia man Sunrise'as taip veikia puikiai. Tai va, žinokit, o šiaip tai ką dar noriu pasakyti apie vartojimus, produktus, kuriuos vartoju, tai iš tikro tai nebegerino spaudimo vaistų vakarinių, bet irgi, vat, kai pradėjau naudoti, aš gerdavau ryte ir vakare nuo spaudimo vaistus ir kai pradėjau naudoti vat, visą trikampį, aš daugiau gal Kalangardą labiau ir man kažkaip pradėjo, taip, panaudojus gal 2 mėnesius, pradėjo kažkaip tai galva labai suktis. Nu, tiesiog atsikeli ir galva sukasi. Pasižiūrim spaudimą, kad spaudimas mano daug aukštesnis ir galvoju, reikia čia nutraukti, gal negali, nu, tiesiog, nes nepatogiai tu pati jautiesi. Tai aš porą savaičių jo negėriau, po to vėl pradėjau jį po trupučiuką gerti. Nu ir dabar, žinokit, šiaip naudoju, tai vat, kaip sakau, nuo Liepos mėnesio užsiregistravus, tai vat, kiek aš ten, nu, galima sakyti, mėnesį kokį dariau, tik pertrauką. Tai nuo spaudimo vakarinių vaistų jau negeriu, rytinius dar pasilikau. Ir pasilikau, nes ryte, kaip sakau, anksti į darbą keliuosi, tai ir žiūrėsim, kaip toliau vyks mano gydymo procesas visas. O šiaip dar turiu atsiliepimų iš tikrųjų nemažai, tai turiu moterį, kuri per mėnesį 10 kg nukrito, tai čia labai daug buvo. Tai aišku, jinai irgi naudoja ypatingai tai Kalangardą. Kita moteris tai labai džiaugiasi dargi Džeflex sąnariams, nes jinai turi iš tikrųjų Laimo lygą. Ir dargi, aišku, vaistus naudoja, nes yra sąnarių liga, nu, turi tiesiog tokią lygą. Ir jinai man sako, tai žinai, pabandysi, aišku, įsiregistravo, nusipirko, tarp kitko pionierių pasidarė, labai džiaugiuosi. Ir ką noriu pasakyti, iš tikrųjų žmogus pradėjo naudoti sąnariam produktus, nu, vat sąnarių, ar ne, vat šitą Džeflex. Ir jinai sako, žinai, Gražina, nu, koks įdomus veikimas, tai neįsivaizduoja. Geriau vaistus, geriau vat šitas nuo sąnarių. Ir kai pradėjo skaudėti sąnariai, sako, tu neįsivaizduoji, taip savaitę visą. Tai galvoju, gal reikia nutraukti, ir kad, nu, negaliu, sako, žinai. Ir paskui galvoju, sako, nu, dar pabandysiu, vat savaitę praeis ir pažiūrėsiu, kokį čia stebuklą. Žinok, sako, savaitė praėjo ir man kaip ranką nuėmė. Nes sąnariai nei vienas neskauda. Ir sako, tu man dabar į priekį 2 dar buteliukus. Tai va tokie, žinokit, atsiliepimai iš tikrųjų tų pačių žmonių, tai iš tikrųjų labai faina klausyti ir labai džiugina, nes, vat, nežinau, mano, tai, kaip sakyt, vat, kiekvienas mes turim kažkokį tai mylimą produktą, tai mano yra Kalangardas, o, nu, kažkas tai vitaminas C, ar ne, probiotikas. Tarp kitko, dar ką norėjau pasakyti, aš buvau pas gydytoją, nes turėjau, nu, reikalų. Ir žinokit, jis yra žarnyno daktaras. Ir aš jo nusivežiau lapelį, sudėti, parodžiau ir jis sakau, daktarė, ar galima man jį vartoti? Jis pasižiūrėjo, sako, čia labai geras sudėtis, čia natūralūs produktai, taip, aišku, naudok. Tai viena, sako, žinai, kaip tu naudok, 2 mėnesius panaudok Kalangardą, 2 mėnesius Sunrise, va taip. Jis rekomendavo, aišku, jis nežino, kad aš naudoju, bet aš, žinokit, tas žmogus, kuris aš noriu to dar daugiau, kad užtikrintumo iš specialisto. Nu, tai va, žinokit, gavau tokį palaiminimą, patarimą, pritarimą. Tai va, tokį mano. Nu, ačiū labai, bet tai aš kažkaip tai, nu, kadangi pas mus produktas yra sistema ir pati gydytoja taip sukūrė, tai nu, nerekomenduočiau atskirti juos vieno nuo kito.
Tiesiog mes turėtume mūsų gydytojos rekomendacijų laikytis, bet kad gydytojas Lietuvos pritarė, tai čia jau tikrai didelis džiaugsmas. Taip, nes man tai patiko, kad jisai pažiūrėjo, kokia yra Nes jisai žiūrėjo į sudėtį, į sudėtį, jo. jo, jisai žiūrėjo į sudėtį, bet jeigu žiūrėt, kad tie ingredientai viens kitą papildo vis, nes ten yra paros dozė Sunrise'ui, Kolongardui ir Sunset'ai. Ir jie veikia visą organizmą vienu metu, nes atskirai Kolongardas jis daugiau veiks žarnyną, o Sunrise'as mums reikalingas, kad užkurtų tų naujų ląstelių gamybą, atnaujinimą. Tai ląstelės pas mus atsinaujina kiekvieną dieną, todėl rekomenduočiau vis dėlto laikytis mūsų gydytojos rekomendacijų, kokiu tikslu buvo sukurtas produktas. Nes šiaip labai smagu girdėti jūs. Aš taip, žinokit, ir laikausi, tik sakau, paklausiu dar gydytojas. Kaip faina. Taip pilnai, tai jo galima drąsiai. Tai va. Labai nuostabu ir pagirtina tai, kad jisai atkreipė į tai dėmesį, įsigilina į sudėtį, reiškia, jisai supranta, ką sako. Tai ir dar sakė, dar žinot, ką jis jau yra kaip reklaminis lapelis, ar ne, tai pasižiūrėjo probiotikas. O, probiotikas tai yra. Čia yra, sako, didžioji pagalba jūsų žarnynui, sako, būtinai naudokit jį, būtinai tai reikalingas. Tai va, matot, kiek. Taip, ypatingai dar galiu pasakyti, kas yra gerai, kad mūsų probioc galima vartoti kartu ir su kieno ypatingai sudėtingas žarnynas ir nepramuša kažkiek laiko ir jeigu ilgai problema buvo, tai galima vartoti ir probioc, ir Kolongardą. Jie viens kitam padės. Labai ačiū. Labai ačiū, mergaitės, kad einat, dalinatės. Tai ką, šiandien gal užteks. Dabar sekantis atsiliepimo